turim tokią gražią Zoją. Jau parsiskanavau klaidas, atsijungiau bateriją. Ką mums parodė diagnostika. Tai kaip visada, dažnas gedimas, nesikrauna nei trifazio, nei vienfazio. Bet matos, čia jau kažkas bandyta daryti. Čia jau ventiliacijos išėjimas jau kažkodėl neužkabintas. Žiūrėsim, ar čia kažkas jau lindo, nelindo. Pradėsim nuo krovimo bloko. Išsimsim. Bandysim išsiardyti. Ir bus aišku, kodėl turėtų nesikrauti. Nors pravažiavus virš 100 štukų, tai kaip ir tikimybė yra. Sukrovimo bloką, jeigu nelysim giliau tada. Ir kaipgi be įdomybių. Kaip dažniausia būna, tai prieš tai, kaip ką nors reikia remontuoti, būna jau kažkas bandęs kažką tai tvarkyti. Tai šį kartą irgi tas pats, dar neišlapau to krovimo bloko, bet jau matau, čia nedasuktas varžtas. Jau reiškia, kažkas bandė tą bloką nusimti, galbūt jau čia bandė tvarkyti, nepavyko, nu ir ką, tada jau ieško, kas tuo rimčiau užsijama. Čia iš vis varžto nėra toj pusėje. Nu, vienu žodžiu, uždėtas, tik kad uždėtas. Na, įdomu, kas čia bus vidai, dar ką rasim, kokių čia nuotykių. Ar irgi nebus kažkas prikrapštyta. Ir visada aš prie stiklo užsidedu kažkokį paminkštinimą, kad, sakykime, iškeliant bloką, kad nebūtų kaukšt ir suskylęs stiklas. Rekomenduočiau, kas tvarko, visada, bendrai kas tvarko, tai žino, kad reikia pasisaugoti tokias vietas. Ką, ieškom toliau nuotykių, vidui kas bus. Nu, šiaip ne taip. Blokas išlūptas. Ir matosi jau buvo varžtelį sukioti, tas dangtis atidarytas. Šitas irgi buvo atkeltas, žiūrėtas. Ką norėjau pasakyti, gamykliškai tas dangtelis nebūna su hermetiku užklijuotas. Čia yra tokia metalinė tarpinė ir toj tarpinė tokia guma ir viskas. Dabar čia jau hermetiku perteptas visas ir netgi dabar sunku jį atplėšti. Tiesiog užklijuotas, bet įdomiai kažkaip tvarkė ir nesutvarkė. Arba nebent buvo kažkada gal seniau tvarkytas ir jis vėl sugedo. Įdomus šie variantai. Ar nereikš jo visą atkelti dangčio? Gali būti ir taip. Nu, bet yra kaip yra, Nėra ką norėti, ką. Pardam toliau. Na, paaiškėjo situacija. Tai buvo rėlės sukėpę visų fazių, minusas pakėpęs. Man toks tarimas, kad čia krovė kem 3 kW kintamas rovė, kad čia taip atsitiko. Nežinau, aš kem 3, labai retais atvejais, nebent kažkur skubiai reikia pasikrauti, tai kraunu, bet labai jau išskirtinais atvejais. Siūlyčiau taip nedaryti, kokių geriausių atvejų 2. Nesvarbu, kad šitas blokas gali kem 3 net krauti. Tiesiog,
kas iš to po to pasiekmes nekokios būna. Tai va, tai rėlės sulituotos, IGBT irgi patvarkytas, renkam atgal ir viskas. Važiuosim toliau. Nu tai ką, surinkta, patikrinta, belieka dėti automobilį ir važinėti toliau. Tai ką, instaliuojam. Na va, kol susirinko viskas, tai ir vakaras atėjo. Tai pilnai nieko dar nerenku, reikia pasibandyti. Pirmiausia, ar viskas veiks. Tai ką, tada, sakant, ateina laikas išbandymams. Tai gerai, užsistatėm 16 amperų, kol kas vienfazių. Išbandymo metas. Va, kraunasi. Girdim specifinį garsą, tokį zojo, kaip kraunas. Toks zvimbimas. Ir panelė ką parodys. Tai va, buvo visai iškrauta baterija. Beveik 9,8 dabar. Tai ką, reikėdavo pakrauti pilnai, kad atsistatytų viską ir tiek reikalų. Važinėsim toliau. Gal dar reikės trifazių pasibandyti. Kaip krausis, bet biškį gal dabar taip pasikrauna, atsigauna baterija tegu. Tai va, toks nedidelis video, kaip galima atstatyti gedimą, sutvarkyti.